Labadiena, su jumis sveikinasi svarbiausių krepšinio aktualijų apžvalga. Europos taurės reguliarusis sezonas artėja prie pabaigos. Sausio 14-ąją du Lietuvos klubai žaidžiantys šiame turnyre sužaidė dar vienerias rungtynes. Panevėžio Lietkabelio krepšininkai namuose priėmė Valensijos ekipą ir po atkaklios kovos jai nusileido 91-96. Pirmajame rate išvykoje panevėžiečiai Ispanijos lygos lyderius netikėtai per pratęsimą palaužė 107-106. Lietkabelis šioje dvikovoje išdalino net 24 rezultatyvius perdavimus. Tai sezono rekordas. O pralaimėjusių gretose 19 taškų pelnė Martynas Vardas, 14 pridėjo Paulius Dadusevičius, 13 Georgijos Kalaidzakio sąskaitoje. Po šio pralaimėjimo Lietkabelio šansai pasiekti atkrintamąsias varžybas tapo dar labiau migloti. Dabar keliaujame į Turkiją, kur svarbų mačą sausio 14-ąją turėjo Vilniaus Vilkai. Alessandro Magro auklėtiniai iššvaistė turėtą pranašumą ketvirtajame kėlinyje ir nusileido Stambulo Bešiktaš. Galutinis rungtynių rezultatas 77-79 ne Vilkų naudai. Kol kas Sostinės klubas turnyro lentelėje rikiuojasi 6-oje vietoje, o Stambulo ekipa rikiuojasi 5. Paskutinę rungtynių minutę pranašumą iššvaistęs Vilniaus klubas atsilikinėjo 6 taškais, tačiau sunku tritaškį pataikė Anthony Kavanas. Kitos atakos metu varžovai pataikė baudų metimus, o rungtynių pabaigoje Matas Jogėla dar pataikė iš aikštės vidurio. Tačiau tai buvo menka paguoda Vilniaus ekipai. Anthony Kavanas pralaimėjusiam surinko 22 taškus, Regimantas Virutas pridėjo 14. 11 Arnoldo Kulboko skraityje. Sausio 22 dieną Sostinės klubas susitiks su Las Palmo Gran Canaria ekipa namuose. O apie Europos taurės kovas šioje laidoje mes dar pakalbėsime. Dvikovos savaitės starte Kauno Žalgirio krepšininkai pagaliau nutraukė 4 iš eilės nelaimėtų rungtynių seriją ir 77-68 palaužė Polonijos krepšininkus. Rungtynes kauniečiai pradėjo pakiliai ir vienu metu turėjo 18 taškų persvarą. Vis dėlto dramos trečiadienio vakarą kauniečiai neišvengė. Likus pusantros minutės komanda skyrė vos 4 taškai, tačiau Žalgirio vežimą tiptelėjo Silvainas Asisko. Pastarasis likus 40 sekundžių pataikė iš po krepšio, o Arnas Butkevičius įtvirtino komandos pergalę. Su skausmai žaidęs Francisko nugalėtojų gretose buvo rezultatyviausias, pelnė 20 taškų. Arnas Butkevičius šioje dvikovoje atseikėjo 11 taškų. Edgaras Ulanovas buvo dar rezultatyvesnis, jo kraityje 16 taškų. Šioje dvikovoje apsilankė beveik 15 tūkstančių žiūrovų. Rungtynių dieną Kauno komandos sirgaliai išpirko visus bilietus į rungtynes ir tai buvo jau 12-asis toks kartas iš eilės šį sezoną. Prie Eurolygos reikalų mes dar grįšime šioje laidoje. O dabar grįžtame į Panevėžį, kur kertinį pralaimėjimą Europos taurėje patyrė 7bet Lietkabelis. 78-88 patirta nesėkmė prieš Liublianos Citadino Olimpiją užkirto visas viltis panevėžiečiams žengti atkrintamąsias. Ši dvikova turėjo įvykti sausio 2 dieną, tačiau dėl prastų oro sąlygų ji buvo nukelta. Šiose rungtynėse Nedanas Šenakas vertėsi bendrų metų Sašos Kovliaro ir Danieliaus Lavinovičiaus. Taip pat nežaidė ir Mantas Rauštavičius. Pralaimėjusių gretose rezultatyviausiai rungtyniavo 17 taškų pelnęs, 4 kamuolius atkovojęs, 5 rezultatyvius perdavimus išdalinęs Dovis Bičkauskis. Jis surinko 20 naudingumo balų, 16 taškų surinko Martynas Vardas, 15 Georgijos Kalaidzakis. B grupėje panevėžiečiai rikiuojasi 8 su 4 pergalėmis ir 11 pralaimėjimų. Ir iki 6 vietos pakilti nebeturi jokių šansų. Paskutinėme šios laidos puslapyje keliamės į Stambulą, kur antrasias dvigubos Eurolygos savaitės rungtynes žaidė Kauno Žalgirio krepšininkai. Žaliai balti fantastiškai kovojo su Stambulo Fenerbahčės komanda ir jau pirmajame kėlinyje įgijo dviženklį pranašumą. Kėlinio pabaigoje šeimininkai spėjo priartėti iki 3 taškų, tačiau antrajame kėlinyje išaušo Alino Smeilagičiaus valanda. Pastarasis surengė įspūdingą 7 minučių atkarpą, surinko 19 taškų, pagerindamas savo karjeros taškų rekordą Eurolygoje. O antrajame kėlinyje dominavę žalgiriečiai į pertrauką įsinešė net 13 taškų persvarą. Tačiau rungtynės apsivertė po ilgosios pertraukos. Ketvirtoje kėlinio pradžioje rezultatas tapo lygus. Vėliau po dar vienos Fenerbahčė atkarpo šeimininkai įgijo 9 taškų persvarą. Kauniečiai dar bandė gelbėtis, tačiau šaltakraujiškais metimais Fenerbahčė uždarė rungtynes. Galutinis rezultatas 98-86. Alinas Smeilagičius šioje dvikovoje pelnė 24 taškus, surinko 25 naudingumo balus ir sužaidė karjeros dvikovą Eurolygoje. Silvanas Francisko pralaimėjusiam surinko 16 taškų. O šeimininkų gretose 21 tašką surinko buvęs žalgirietis Nigelis Geisas Deivisas. Kitas rungtynes Eurolygoje Žalgiris žais su Atėnų Panathinaikos komanda išvykoje. Aš šiandien tuo tarpu jau atsisveikinu. Laidoje Krepšinio savaitė jau tiek. Pasimatysime kitą kartą. Iki greito!